Labą dieną, gerbimi moksleiviai, toliau aiškinsimės apie 10 pamokos užduotis ir šį kartą dar pabandome dar vieną programą padaryti, kurie mums su tekstu leistų programą daryti. Sakykime, tokios užduotys yra 3 kompiuteriui, 4, 5 kompiuteriui, 6 kompiuteriui dalinai, toliau. Čia šitos pagrindė, tai yra visi su skaičiais daugiausiai. Da gal ir 10 kompiuteris taip pat su tekstu gali spręsti, taip pat gali spręsti ir 11 kompiuteris. Bet čia skaičius galima rašyti ir išvesti kokie duoli. Tai pagrindė yra su tekstu, kad programa skaitytų su tekstu, tai 3, 4, 5 ir 6 kompiuteris. Tai dabar bandykime aiškintis programą tokia, kuri yra užduotis tokia. Parenkite programą, kuri tikrintų, ar į programą įvestas vardas yra tas vardas, kurį programą parašė. Tai dabar noriu atkreipdėmėsi, kad atsiranda 2 bibliotekos jau, jos string tai buvo išvedimo, o string yra išvedimui teksto, reiškia simbolio. Simbolio čia šar būtų, o čia teksto, ne? Tai string, tai biblioteka čia. Kad nesusimaišytumėt, aš komentuoju, kad tai biblioteka. Na ir čia kaip ir mes anksčiau žinojame, kad tai reiškia pagrindinė funkcija. Pagrindiniai funkcijoje mes aprašome kintamuosius, priskirdami string tipui ir padarome 2 kintamuosius, kad jie abu string tipo yra. Ta viena, reiškia, kintamai priskiriam vardui kažkokiam. Nesvarbu, kokį ten vardą parašysim, bet vardą parašym. Aš parašiau Vytas, ne? Bet atkreipiau dėmesį, kad didžiosios ir mažosios raidės C++ kalboje reaguoja programą. Parodytų, kad klaida arba neklaida, jeigu sumaišytume didžiosios arba mažosios raidės įvesti. Todėl, kada paprašysime su šito sakinio, kur dabar rodom, kad mes norime, kad įvestų vardą, turime parašyti, kaip jį įvesti, ar mažosiomis raidelėmis, ar taip toliau, ir kad nuskaito. Nuskaito būtent tai reiškia mūsų kintamąjį. Tai mūsų kintamąjį nuskaito C2, nes C1 jau yra priskirtas tas vardas. Ne? Ir toliau yra palyginimas. Atkreipkite dėmesį, kad 2 lygų yra. Tarp S1 ir S2, tarp kintamųjų pavadinimų yra 2 lygų. Tai čia yra, kad tapatus yra. Pasakymas yra tapatus. Ir šitas turi būti tapatus. Tada yra taip tas vardas panaudotas. Ir priešingai, jeigu ne tas vardas, tai būtų ne. Na ir pažiūrėkime, ar veikia. Vytas yra tas vardas. Ne? Tai sakykime, dabar aš įrašysiu didžiosiomis raidėmis Vytas. Ir man meta ne. Bet dabar, jeigu įrašysiu Vytas mažosiomis raidelėmis, Vytas, žiūrėkite, parodys taip. Va. Tai suprato turbūt, kaip programa dirba, kaip čia viskas vyksta. Ir nuo šitą programos dalį pritaikykit savo darbe ir pamatysit, kad viskas gausis. Taigi, mes jau sužinojome apie string tipą. Ačiū uždėmesį.